Sveiki bičiuliai, su jumis dienos treniruotė. Šiandieną mes šnekame apie traumas ir apie reabilitacijas po jos. Šiandieną aš jums parodysiu fizinių pratimų programą po kelio sąnario artroskopinės operacijos. Nepriklausomai, ar tai būtų menisko ar priekinio kryžminio raiščio operacija. Šiandieną mes darysime visus pratimus su ištiesta koja. Pradėsime nuo lengviausio ir judėsime link sunkiausio varianto. Visus pratimus mes turime pakartoti po 10 pakartojimų. Pradėsime nuo pačio lengviausio pratimo, skirto kraujotakos gerinimui. Tai būtų pirštų lenkimas pirmin ir atgal. Darome 10 pakartojimų. Skaičiuokite pakartojimą vieną, tai palenkimas pirmin ir atgal. Sekantis pratimas yra pėdos sukimas į dešinę ir į kairę. Darome po 10 pakartojimų. Kiekvienai pusėje. Sekantis pratimas yra pėdos sukimas aplink į vieną pusę ir į kitą. Pasukam į vieną pusę 10 kartų ir tada sukame 10 kartų į kitą pusę. Sekantis pratimas bus sėdmenų įtempimas. Įtempiame sėdmenis, užlaikome 5-8 sekundės ir atleidžiame. Ir taip darome 10 pakartojimų. Sekantis pratimas yra keturgalvio įtempimas. Įtempiam keturgalvį 5-8 sekundėm ir atleidžiam. Darome 10 pakartojimų. Sekantis pratimas yra kojos stūmimas pirmin ir atgal. Darome 10 pakartojimų. Sekantis pratimas yra ištiestos kojos kėlimas į viršų. Pradžiai sulenkiam sveiką koją 90-120 laipsnių kampu. Iškeliame koją ištiestą į viršų, pirštų galai lenkiami į save, užlaikome 5-8 sekundės ir nuleidžiame. Darome 10 pakartojimų. Sekantis pratimas yra kojos atvedimas. Tai mes darome labai paprastai. Sveiką kojytę sulenkiam 70-90 laipsnių kampu, patys pasisukame šonu ir keliam kojytę. Iškeliam, užlaikom 5-8 sekundės ir nuleidžiam. Taip darome 10 pakartojimų. Šį pratimą galima daryti gulint. Yra daug lengviau. Iškeliam, užlaikom ir nuleidžiam. Kitas pratimas yra kojytės privedimas. Sveiką koją perkeliam per kelį, pasisukam šonu, pakeliam kojytę viršų, užlaikome 5-8 sekundės ir nuleidžiame. Darome 10 pakartojimų. Lengvesnis pratimo variantas yra, jeigu visiškai atsigulėt, gausite mažesnį krūvį. Kitas pratimas tai kojos atvedimas atgal, gulint ant pilvo. Užlaikome 5-8 sekundės ir darom 10 pakartojimų. Kitas pratimas tai yra aktyvus kelio tiesimas. Tai kai jūs įtempiat keturgalvį, spaudžiate jį į apačią, pirštų galus spaudžiate link savęs ir pilnai tiesite koją. Atrodo taip. Užlaikome 5-8 sekundės ir atpalaiduojame. Kitas šio pratimo variantas yra su pakelimu. Galite naudoti susuktą
rankšluostį arba volelį. Darant su voleliu, stengiamės, kad pirštų galai kuo labiau linktų link jūsų, šlaunies dvigalvis apačia kuo labiau spaustųsi link grindų. Įtempiam, laikom 5-8 sekundės ir atleidėm. Taip darome 10 pakartojimų. Paskutinis aktyvaus teisimo variantas daromas su rankšluosčiu. Dedame rankšluostį ant pėdos priekinės dalies, įtempiam kojytes, spaudžiame į apačią ir su rankšluosčio pagalba traukiame link savęs. Palaikom 5-8 sekundės ir atpalaiduojame. Taip darome 10 pakartojimų. Na štai, bičiuliai, tai pratimų kompleksas su ištiesta koja, kurį jums reikėtų daryti 4-6 kartus per dieną. Ir kiekvieną pratimą darome po 10 pakartojimų. Neužmirškite, kad po kiekvieno tokio pratimų komplekso atlikimo jums reikėtų šaldyti savo koją, todėl šaldome 10-15 minučių. Jeigu jums patiko šis video, laikinam, dalinamės, klausime ir aš pasistengsiu jums atsakyti. Ir būtinai darome šitą pratimų kompleksą, jeigu norime kuo greičiau atsistatyti. Iki greito ir sėkmės.